Poeto Justino Marcinkevičiaus 1965 metais sumanytas poezijos pavasaris greitai susilaukė lietuvių tautos dėmesio ir pritarimo. Į šios šventės atidarymą kasmet susirinkdavo daugiau kaip 5000 žiūrovų. Šiemet jau buvo 43. poezijos pavasaris. Pirmasis ir šventė, ir almanachas poezijos pavasaris buvo pasiūlyti tuo metu skaitytojui, žiūrovui 1965 metais. Lietuvių poezija tada tik tai, galima sakyti, vadavosi iš dogmatinio sąstingio, pralauždama ledus, ieškodama skaitytojų, pasiremdama jų nuomonę, jų interesais, jų paklausa. Tada aš dirbau Tegu mažvydas ir Donelaitis neprieštaravo tegu auga poezija, kurį aš pateikiau 64 praėjusio amžiaus metais. Sulaukiau pritarimo ir iš visuomeninių organizacijų. Taigi Palemone nutarėm rengti pirmąją poezijos pavasario šventę. Tam tikslui išleidom ir almanachą. Taip jau atsitiko, kadangi tuo metu dar nebuvo nei kokios nors komisijos, kuri galėtų taip jau aptarti metų poezijos laureato problemą. Ir natūraliai, man netikėtai, tokiu šventės laureatu buvau pasiūlytas aš. Tiesa, tada dar šventės buvo kuklios, nebuvo jokios piniginės premijos išraiškos, nebuvo jokių laurų vainiko, kaip kad dabar, kuriuo apvainikuojami laureatai. Nebuvo net poezijos aukuro, kuris dabar uždegamas Palemone, nors tiesą sakant, dabar jau poezijos šventė persikėlė į Kauną, į Maironio muziejaus sodelį. Taigi, tada, tais metais, 65 metais, buvau paskelbtas tos šventės laureatų ir gavau prizą, kurį labai branginu, išsaugojau lygi šių dienų. Ir jeigu kas norės pamatyti, tai štai jisai. Čia Stasio Krasausko, grafiko Stasio Krasausko
emblema poezijos pavasario. Jinai liko ant leidinio viršelio dar. Poezijos pavasaris ir dabar yra pats iškeliausias rašytojų sąjungos renginys. Jo išvakarėse išleidžiamas poezijos pavasario almanachas, festivalio dienomis vyksta poetų konferencija, moksleivių vakaras, poezijos skaitymai eilėraščiai per naktį, Kaune vainikuojamas poezijos pavasario laureatas. Šventė baigėsi Vilniaus universiteto Sarbievijaus kiemelyje. Poezijos festivaliuose kasmet dalyvauja ir mūsų krašto žmonės – Birutė Jonuškaitė ir Sigitas Birkelis. 2004 metais moksleivių skaitymuose savo kūrybą pristatė 3 Punsko licėjaus ir gimnazijos moksleivės. Jų kūryba buvo komisijos pastebėta ir aukštai įvertinta. Kelias tolimas ir ilgas, saulė šviesi ir didinga, medis galingas ir sąžiningas, o žmogus – kas jis? Tik ne saulė, kuri nuolat šviečia, tik ne kelias, kuris veda pirmyn, ir tikrai ne medis, kuris pasižymė sąžiningumu. Lietuvių poetai yra nei geresni, nei blogesni. Už daugelį Europos kraštų poetus vienintelė ta problema, kad vertimai į kitas kalbas. Tai jeigu atsirastų daugiau tų ir kažkokie autoriniai vakarai, taip toliau, tai galima susikurti savo auditoriją, bet tai be abejo reikalauja. Aš nematau jokio skirtumo, kad kažko pasikeistų. Kompiuterinės versijos nelabai vyksta. Galėtų būti tik tų vadinamųjų naktinių skaitimų, kurie eilėraščiai per naktį, gal tenai galėtumėm susitikti kažkokioje kitokioje erdvėje bendrauti. Bet šiaip visi nori, kaip sako, pačiupinėti ir pamatyti tą gyvą poetą. O kaip jis atrodo, kaip jis kalba. Kokios nienos tos 4 sienos. Sėdžiu viena, nes dar diena. Kai ateis naktis, sapnai skris. Būsiu ne viena, nes būsiu sapne. Į sapną ateina daug žmonių. Atneša dovanų ir staigmenų. Klaidžiauju sapne ir šaukiu. Ateikit pas mane. Esu su jais kartu, šėlstu, šoku ratu, mums smagu tokiu būriu, gera būt visiems kartu. Būt kartu ne tik sapne, bet ir klasiai, o ir suole. Šėlstam didelių būrių, mums smagu būt kartu. Vienas žmogus, o jame 2 akys, akyse 10 ašarų, ašarose 100 jausmų, jausmuose 1000 minčių, o pasaulyje milijonai tokių žmonių. Tegu žodis, tegu raidė, tegu Mažvydas ir Donelaitis, tegu auga poezija, didelė.